manau, šis žygis bus nuostabus. Oras mus lepina. Gerbiami šio žygio dalyviai, visų pirmiausia noriu pasveikinti organizatorius, socialinių reikalų departamento žmonės, visuomenės sveikatos biuro žmonės su šia gražia diena. Mero Vidmanto Brazio vardu gero starto, geros kelionės. Jis tikrai 15 valandą bus, jūs irgi kaip blogai ir dar pagerbs. Ir aš sakyčiau, kad labai tinkama parinkta šitam žygiui diena. Be minėtos sveikatos aplinkos dienos pasaulinės, šiandien turim pasaulinę taikos dieną. Taigi linkiu taikiai ir saugiai visiems važiuoti. Rytoj turime Baltų vienybės dieną. Manau, kad irgi ta proga puikiai pažymėti. Ir rytoj pasaulinė diena be automobilio. Tai reikia manyti, kad visi dviračio gerbėjai rytoj į darbus tais pačiais dviračiais važiuos, o ne persės į automobilį. Na ir dar viena didelė šiandien šventė, nacionalinė šventė, alutinis. Žinoma, nelinkiu gerti alaus žygio metu, bet po to lietuvišką tradiciją išlaikyti reiktų. Geros jums kloties, gero jums žygio. Rankas atsivedam ant žemės, kojytes pasukam pirštais į šonus, įkvepiam ir iškvepiam, įtupiam, įtupstą padarom vieną koją, įkvepiam, iškvepiam kitą. Iškvepiam, iškvepiam. Jeigu lyginti vyrus ir moteris vienodo ūgio, visą laiką moterų kojos yra ilgesnės ir stipresnės, taip Dievo duota. Aš jums duosiu saldainiuką. Ir gero jums visiems žygio. Ačiū jums labai visiems. Jo, atminė, sako, kam kėklis, kumti. Viena valanda penkių. Iš 4 kilometrai, tai susiekia. Kokie kilometrai?
Nes policija laukia čia. Ranką pakeltų mojuok. Čia turime labai trumpą sustojimą, tai be dviejų trylika vėjų važiuosite toliau, tai labai trumpai tenai. Kiek tau metų? Tai tau reikia didelį. Gerai, nu tada. Tai mums dar priekį būtų. Ne, jūs darysit į galas. Žinai, gerai. Galą, mes žinai galiniai. Važiuoja visi, sako, galės smagiausia, sakom. Iš tikrųjų tai. Gerai, nu. Savo kelio pusę, nevažiuokite. Priekį lengviau važiuoti. Žinai, šalia manęs jau. Ko nenori? Nu, nepasimetu, kad Minam. Ant galvos tą raudoną. Turi jaunėlis važiuoja. Įsivažiuojam ir važiuoja dešiniau. Minai lipam. Tikrai jau galima. Kamerą pasitau. Ne, dar nereikia. Tikrai reikia. Andrės. O, matai jau. Šakutės. Aš ir bandžiau į šią vartoti. Gal išėti vieną. Jo. Aš tą atvykę nesusirašė. Nuo kada pradėti, Mes nuo 10 pradėjom ir tai dar. Labai skubam ir labai stengiamės. Į sveikatą prašom valgyti.
Skanu labai. Valinti paviršių šiukšlių, o antra mintis buvo, kad įrengti rekreacinę zoną su vaikų žaidimų aikštele, su tvenkiniu, su fontanu, su tinklinio aikštele, su scena. Tai buvo padaryta prieš porą metų. Kas? Tikrai ne. Su Roberta. Roberta aplenkė. Aš aplenkė. Yra puola grybinė šaknų liga ir vaistų nėra vienas vaistas pjūklas. Jie netoli ne. Taip, kur vardai kunigaikščiai. Aidau šitai, dabar šitai. Tai girdėjęs čia miške skamba gerai. Edita, kaip tik pas tave, ne? Jau. Sutelpa. Kiek mūsų čia? Ne, mažai. Kiek mūsų? 3? 4? 4. Labą dieną visiems. Esam Šunskų miške 38 kvartale, kadangi visi Lietuvos miškai yra suskirstyti į kvartalus. Ir prie, ką mes vadinam Uosio milžino. Sakiau jam kažkur tai 250 metų. Prieš 20-25-30 metų jame buvo juodojo gandro lizdas. Ne šito, kur jūs matot visi, bet yra dar juodasis gandras, kuris peri tik miške. Ir jeigu kas mes biskį vyresni, kurie ir kas domisi tuo, tai yra toks kino operatorius Vytas Jankevičius, tai jame sukūręs dokumentinį filmą apie juodąjį gandrą. Buvo padaryta kopėčios, jam slėptuvė operatoriui ir iš čia nenulipęs gyveno 4,5 paros. Iki tas gandras pirmiausia priprato prie tos originalios ir buvo padaryta tas slėptuvė va iš tokių visų apsamanojusių ir pripuvusių pagaliukų, tos kopėčios ir nenuobliuotos, nenužievintos, jam užlipti. Ir jis neišlipęs iš jo, paskui iki tas gandras atskrisdavo maityti jauniklius. Tai reikėjo kantrybės ir visko. Ir yra šitam Uosį padarytas tas dokumentinis filmas. Tai čia dar prieš kokius 22-23 metus. Ir dabar aš jums galiu pasakyti, jūs visi įsižiosit, kad jis turi 19 kubinių metrų medienos. Sugalvojo, kokiam aukštį dedam. Nuspėjam, kaip atrodo. 5 metai. 3,5. Nu, kas arčiau tiesos? 4,5. Nebėk, nelėk.
Jau kaip ruskatynų, Nesupinkangi, kasės, mamokė. Čia būdų. Tėviškės, čia kaip matot, nebelikę. Tai buvo tarybiniai metai ir kas vyresnių ypatingai žmonių turbūt puikiai prisimena, kaip tarybiniais metais tokios vietos buvo naikinamos. Pačios tėviškės vaizdą galėsite išeidami pamatyti už durų, kai praversit duris, tai yra buvusios tėviškės nuotrauka. Čia išėjus iš koplytėlės, pagal mano ranką dešinėje pusėje matysit lentą, kurioje žymi, kuriuose vietose kokie pastatai tėviškės stovėjo. Sueiti galima ir apsilankyti, žinoma, joje. Šiandien, kiek girdėjau, Šventinimas buvo. Na, kolegos. Pavėlavote, buvo labai graži. Ceremonija. O dabar Aš kviečiu tarti Marijampolės savivaldybės mero Vidmanto Braziui žodį sutikimo progą. Labą dieną, mėly sportininkai. Iš tikrųjų, šiandien graži diena ir gražų darbą atlikot, gerą žygį. Ypatingai malonu, kad daug jaunimo. Aš, sakė globėjas, iš tikrųjų, meldžiausiu tą laiką, kada jūs važiavot naujokų koplytėlį ir prašiau Dievo, kad jūs laimingai grįžtumėt, netraumuoti. Aš manau, jūs taip ir padarėte. Visi grįžote, tai iš tikrųjų gražus renginys, kurį organizuoja mūsų sveikatos biuras su mūsų departamentu. Tai labai gera idėja, kad ir jaunas, ir pagyvenęs, ir žinoma, organizacijos dalyvauja. Tai
kitą metą, aš manau, netilps į šitą aikštę.